Sveiki, gerbiami mokytojai. Man iš tikrųjų privilegija ir garbė Jums šį vakarą papasakoti apie specifinę, tikiuosi pasirodysiančią įdomią temą, kaip šifruoti elektroninius laiškus ir užtikrinti jų saugumą. Mano vardas Gytis Repečka, atstovauju savo konsultacinę kompaniją Inretio ir kaip tik šiandien kartu su jumis leisiuosi į eksperimentą, bandymą ir praktinį taikymą OpenPGP standarto grupės tvarkų ir techninių priemonių, apie kurias sužinosim daugiau, pasigilinsim, kaip tai veikia ir išsiaiškinsim, kaip tai galim pritaikyti savo kasdieniniai veikloj. Šios dienos, šio vakaro mokymo turinys bus toks. Tai pirmiausiai tikiuosi, dauguma iš jūsų turėjote galimybę pasiruošti šiam mokymui pagal tas trumpas instrukcijas, kurios buvo pateiktos registruojantis. Tai kas to nespėjo padaryti, tai dar yra šiek tiek laiko, kai jau pradėsim konkrečius žingsnius nagrinėti. Mat, dar taip pat prisiminsim šiek tiek teoriją, prisiminsim šifravimo terminus, kad tiesiog būtų lengviau susikalbėti visais šio praktinio mokymo etapais. Teorija visuomet yra svarbu ir nebejoju, kad kai šią ar dalį, ar gal net visą tematiką, šifravimo laiškų tematiką pasakosit savo mokiniams. Tikiuosi, ta teorinė dalis ir terminai taip pat pravers. Tai praktinę užduotį atliksim su kompanijos Mozilla programinė įranga Thunderbird. Kai kuriuose dar operacinėse sistemose galim pamatyti Mozilla Thunderbird ar Thunderbird Mail, bet iš esmės mes kalbam apie tą pačią atviro kodo programinę įrangą ir būtent šifravimui taikysim OpenPGP metodiką ir priemonės, kurios, jeigu turite naujausią Thunderbird versiją, jas jau rasite integruotas į programą. Turiu Jums paruošęs ir namų darbą, kurį galėsit, jeigu norėsit atlikti savo laiku ir savo tempu, tai yra šifravimą elektroniniams laiškams pritaikyti ir telefone, jeigu toks poreikis būtų, bei turėsim laiko diskusijai, šiek tiek pasigilinti kai kuriuos su šifravimu susijusius klausimus, kurie yra įtraukti į bendrąją informatikos programą. Tai tikiuosi, diskusijoje išsiaiškinsim kai kurios niuansus apie tiek elektroninį parašą, apie ES EIDAS reglamentą ir kitus klausimus. Taip, ko gero, jeigu turėsit klausimų, raginčiau parašyti į pokalbių langą, taip vadinamą chatą. Tikrai tos klausimus peržiūrėsim. Kadangi mokymas toks, sakyčiau, gana įtemptas, turim daug medžiagos, jeigu klausimų nespėsiu atsakyti, nespėsim išsiaiškinti, tikrai drąsiai galėsim susisiekti ir po to. Pabaigoje pateiksiu kontaktus savo. Juos taip pat matysit ir mokymo metu. Taip, tai tada nieko nelaukia ir pradėkim. Pasiruošimui mums reikalingas jau minėtas Thunderbird storas klientas, arba kaip angliškai vadina Fat Client, tai yra programa diegiama į asmeninį kompiuterį Thunderbird, pageidautina naujausia versija, nes tada busite tikri, kad šifravimo funkcijos, kaip ir visi naujausi atnaujinimai, pataisymai, bus jums prieinami. Taip pat šio mokymo metu raginčiau kartu sekti žingsnius ir juos atlikti savo kompiuteryje,
patogiausia, aišku, tai bus daryti, jeigu turite du monitorius, viename, tarkim, matytumėt šias skaidrės, kitame dirbtumėte su Thunderbird programa, ją konfigūruodami, ar jeigu įmanoma susikomponuotumėt langus viename monitorėje, jeigu dirbate prie vieno. Na, o jeigu matysit, kad ar nespėjat, ar kažkas nesigavo, tikrai nesijaudinkit, šitos skaidrės tikiuosi, stengiuosi jas padaryti kiek įmanoma išsamesnės ir jas jūs tikrai gausite po mokymo. Tai nenusiminkit, jeigu kažkas pasirodys sudėtinga, bet tikiuosi visus tos tikslus, kuriuos turim, mes šiandien pasieksim. Taigi, Thunderbird pašto programoje reikės veikiančios elektroninio pašto paslaugos paskyros. Tai gali būti tiek Outlook pagrindu veikianti pašto dėžutė. Švietimo įstaigos labai dažnai naudoja Microsoft paslaugą kartu su Office, kartu su, berods turbūt jinai Outlook paslauga taip pat ir vadinasi, ne tik tai programa tokia yra, bet taip pat Google pašto paslaugas irgi galima susikonfigūruoti Thunderbird programoje, taigi nėra didelio skirtumo, koks paslaugos tiekėjas bus sukonfigūruotas. Svarbu, kad būtų naudojami standartiniai IMAP ir SMTP protokolai, atitinkamai laiškų priėmimai ir išsiuntimai. Papildomos priemonės, kurių gali reikėti, yra tokios, tai GPG for Win programinė įranga atviro kodo nemokama Windows naudotojams, macOS operacinių sistemų naudotojai turėtų įsidiegti GPG Suite programinė įranga, na, o Linux operacinių sistemų naudotojams užtenka įsitikinti, ar įdiegtas GNU PG paketas. Dažniausiai jis jau būna įdiegtas kompiuteryje, bet priklausomai nuo distribucijos ar jos varianto gali būti ir neįdiegtas. Tai su atitinkama paketų tvarkyklė reikėtų tą padaryti. Jeigu kas nors dar pasiruošimo nesuspėjo atlikti, tikiu esat labai užsiėmę, tad galite tą atlikti, kol šiek tiek prisiminsim teoriją. Čia irgi medžiagoj, ko gero, rasit daugiau, negu mes dabar apžvelgsim, bet tikiuosi tai bus naudinga įvadui, kas tai yra šifravimas, kaip jis taikomas, pagrinde gilinsimės į praktinius momentus. Tai pasižiūrėsim, kas apskritai, kodėl šifravimas reikalingas. Ypač svarbu sąvokas prisiminti, tai kartais kyla tokių diskusijų tiek literatūroje, tiek įvairiuose mokomuose video ar tinklaraščiuose galima rasti, tarkim, raktai, sertifikatai. Jie dažnai naudojami kaip sinonimai, tačiau tam tikruose taikymuose labai išsiskiria, kuris ką atskleidžia, tai truputį pasigilinsim į tai. Išsiaiškinsim, kas yra šifravimas galutiniuose įrenginiuose, arba tas taip vadinamas end-to-end encryption. Na ir tuomet trumpai žvilgtelėsim, kokie yra variantai elektroniniams laiškams saugoti, kokie populiarūs industrijai. Iš esmės jie yra du, būtent vieną iš jų ir taikysim šiandien praktiniam mokyme. Tai kriptografija. Tai iš esmės yra tokia veikla, kurios pagrindu yra įslaptinamas žinutės turinys. Žinutės, kurią norim perduoti kitam gavėjui ar gavėjų grupiai. Kompiuterijos pasaulyje taikomi algoritmai, matematiniai algoritmai, kurie leidžia įgyvendinti kriptografinius veiksmus, panaudoja taip pat pseudo atsitiktinių ar kiek įmanoma labiau atsitiktinių simbolių generavimą taip pat. Žinom, kad visiškai atsitiktinius skaičius yra sudėtingi, nors kriptografijos stiprumas kompiuterijoje paprastai remiasi kiek įmanoma labiau atsitiktiniais skaičiais, kad tokius tiek raktus, tiek sekas būtų sunku grubiu būdu perinkti, bet, kaip žinom, nemažai
kompiuterinių taikymų atsitiktinių skaičių dėja prisiriša prie tam tikrų parametrų. Na, tai būna ar pelės judesiai, ar laiko žymos. Tai tiesa, yra kai kurių ir specializuotų įrenginių būtent atsitiktiniams skaičiams generuoti. Kaip ir taip pat užsiminsim šio mokymo metu, kokios yra specializuotos techninės priemonės būtent šifravimo raktams saugoti. Taigi, kas svarbu žinoti, tai kad pats šifravimas kaip veiksmas, procesas, tai yra duomenų pavydalo keitimas ir labai svarbus parametras, kuris reikalingas tam pakeitimui atlikti, yra raktas. Natūralu, kaip čia visada tinka palyginimas su realiu pasauliu, tai spynai rakinti mums reikalingas raktas. Kai kalbėsim apie šifravimą ir raktus kompiuterijoje, nuolatos gilindamiesi į tai, kokio pobūdžio, kaip sudarytas raktas, kai mes patys juos generuosim ar pageidausim, kad paslaugų tiekėjai mums išduotų raktus, visada bus aktualu ir svarbu, koks šifravimo algoritmas taikomas ir koks numatytas, koks dalyvauja rakto ilgis. Kaip paskui pamatysit, kai darysim praktinę dalį, rakto ilgį tam tikrais atvejais mes galėsim pasirinkti ir čia bus svarbus kompromisas tarp saugumo lygio ir reikalingų skaičiavimo resursų, kurie žmonėms išsiverčia į laiko, kurį reikia laukti, kol kompiuteris iškoduos ar užkoduos atitinkamą žinutę. Tokie du esminiai šifravimo tipai kompiuterijai sutinkami yra simetrinis ir asimetrinis. Asimetrinis tai toks, kai naudojamas tas pats raktas tiek užšifravimui, tiek atšifravimui. Tas realaus gyvenimo pavyzdys, štai atrakinam, tarkim, durų spyną, tuo pačiu raktu ir užrakinam, ir atrakinam. Viskas atrodo gana paprasta. Tuo tarpu asimetrinis, sudėtingesnis, kur kas įdomesnis, kai vienas raktas naudojamas užšifravimui, kitas iššifravimui. Ir atvirkščiai priklausomai nuo kombinacijos. Čia tokia praktinis pavyzdys, kurį ko gero irgi galit naudot mokiniams, kaip pavyzdį pateikdami, gal vyresnių klasių mokiniams, kurie jau susiduria su automobiliais, ypač, tarkim, naujesniuose automobiliuose galim rasti beraktės įsėdimo sistemas, tai yra, kai mums net nereikia rakto įkišti į spyną, atlikti to veiksmo, tiesiog priartėjus prie automobilio jis atsirakina ar atitinkamai užsirakina pats, nutolus nuo jo. Tai čia šitoje vietoje tikrai dalyvauja asimetrinis šifravimas, kintančių kodų sistemos, ir panašus variantai. Bet čia svarbu žinot, kad visada asimetriniam šifravime visada dalyvaus viešojo ir privataus rakto pora. Apie tai irgi dar truputį pakalbėsim. Kai šnekam apie tą raktų porą, vėlgi tai viešasis ir privatusis raktas, kaip jau sufleruoja pavadinimas, viešąjį raktą mums aktualu publikuoti laisvai. Matysim paskui ir praktinėje daly. Mūsų reikalas dažnu atveju pasirūpinti, kad tas viešasis raktas būtų lengvai pasiekiamas gavėjams, kad tai būtų patogu padaryti. O tuo tarpu privatųjį raktą paslaptyje turi saugoti savininkas. Taigi kaip ir savo asmeninius duomenis, kaip fizinius raktus, taip ir privatų raktą šifravime užtikrinti. Būtina laikyti paslaptyje, imtis visų prieinamų saugos priemonių. Ir netgi tam skirti būna net ir specializuoti įrenginiai, kuriuos tai reikia priliesti ar prijungti prie kompiuterio. Ir tos saugios laikmenos gali padėti papildomai apsaugant būtent tuos privačiuosius raktus. Tai kai mes kalbam, čia iš karto atsiranda savoka raktai, sertifikatai. Bendraja prasme visi jie yra raktai, nes jie yra parametrai,
algoritmui, kuris atlieka šifravimą. Tai, toks, taip sakant, yra įvesties parametrai šifravimo algoritmui. Tačiau priklausomai nuo įgyvendinimo, pavyzdžiui, mums visiems gerai pažįstamas HTTPS arba Hypertext Transfer Protocol, hipertekstinių dokumentų perdavimo protokolas, ir jo saugia atmaina HTTPS arba HTTP Secure, saugus HTTP variantas, mes būtent šio protokolu jungiamės prie interneto svetainių. Štai ir šią transliaciją iš tiesų mes transliuojam būtent šifruotų ryšių, kurį užtikrina naršyklė, šiuo atveju Zoom programėlė, jeigu pasirinkot naudoti programėlę, arba tiesiog naršyklė, jeigu jungiatės tiesiai prie tos taip vadinamos internetinės aplikacijos, bet čia dalyvauja HTTPS protokolas. Ir jame pačiame netgi išsiskiria keli raktų tipai. Tai jeigu mes pasižiūrėtume, vienas dalykas yra raktas, tas privatus raktas, kuris slapta saugomas serveryje, su kuriuo jūs jungiatės, tam, kad sujungimas būtų apsaugotas, serverio administratoriui reikia sugeneruoti tokį taip vadinamą sertifikato užklausos arba prašymo raktą, Certificate Signing Request, tą užprašymą tokį, ir tuomet paslaugos tiekėjas sugeneruoja sertifikatą, tai yra jau savo viešuoju raktu ir kvalifikuotų sertifikatų tarnybos pasirašytų raktu, CRT arba sertifikatą, kurį jau mato naršyklė, ir štai tada mes matom saugią spyną naršyklės adreso juostai. Tai čia ką norėjau pasakyti, tai iš esmės yra 3 dalykai: raktas, prašymas išduoti sertifikatą ir pats sertifikatas, nors taip HTTPS protokole jie vadinami, tačiau visi 3 jie yra, plačiaja prasme yra raktai. Tai raktas yra, vis stengsiuosi mokymo metu kartoti, kad raktas tai yra tas šifravimo algoritmo parametras. Tam, kad mes galėtume sėkmingai ir, svarbiausia, patogiai naudotis šifravimo funkcijomis, tiek štai lankydami interneto svetainės, tiek ir, kaip paskui pamatysit, susirašinėdami elektroniniu paštu, mums reikalinga tam tikra infrastruktūra. Ir labai dažnai, kai kalbam apie tokią infrastruktūrą, naudojam savoką PKI arba Public Key Infrastructure, viešojo rakto infrastruktūra, kurios iš esmės pagrindinės funkcijos yra tokios, kad būtina dalyvaujančias šalis atpažinti, ir užtikrinti tapatybę. Tai yra, jeigu aš sakau, kad mano vardas Gytis Repečka, aš iš tikrųjų juo ir esu. Vėlgi nuo įgyvendinimo gali priklausyti, ar mes prisistatome, tarkim, slapyvardžiu ar tikru vardu, bet čia jau taikymo klausimai, bet iš esmės, kai aš deduosi esąs Gyčiu Repečka, jūs galite būti tikri, kad aš juo esu. Tai, sakykime, tokia yra autentifikavimo funkcija. Integralumas, labai svarbi funkcija, tai yra, kad duomenys keliaujantys pakeliui yra nepakeisti. Čia irgi iš pavyzdžių visada smagu naudoti finansinių transakcijų pavyzdį. Pavyzdžiui, jūs naudojatės mokėjimo kortelę atlikti bankinę transakciją, atsiskaityti, tarkim, už prekes ar paslaugas. Ir žinoma, jūs norit, kad jeigu aparatas rodo, kad jums nuskaito tam tikrą sumą, tai kad būtent tokia ir tik tokia suma nukeliautų iki banko nurašymui nuo sąskaitos, ar ne? Tada trečias labai svarbi funkcija yra konfidencialumas. Būtent čia svarbu užtikrinti, kad tik tai dalyvaujančios šalys, kurios ir turėjo dalyvauti komunikacijoje, tik joms būtų prieinamas turinys. Tai yra, kad nuo pašalinių asmenų komunikacija būtų apsaugota įmanomomis ir pakankamomis priemonėmis. Šitie 4 punktai yra ne tik tokie visiškai techniniai reikalavimai, kuriuos mes sutinkame domėdamiesi apie viešo rakto infrastruktūrą, bet jie taip pat apibrėžti ir ES direktyvoje, EIDAS, apie ją turbūt šnekėsim
daug prasidedant kitiems metams, kadangi tokia ambicija ES yra suvienodinti ir unifikuoti elektroninio identifikavimo taisyklės, gairės ir priemonės. Ir kad ES pilietis, štai turėdamas elektroninį parašą, juo galėtų atitinkamai bendrauti su institucijomis, gauti, pasirašyti dokumentus bet kurioje ES šalyje. Tai apie eIDAS dar turėsime laiko pasikalbėti pabaigoje. Tačiau, ką noriu akcentuoti, kad šios 4 funkcijos yra būtent ir pačiame reglamente išdėstytos kaip būtinos sąlygos. Į pačius algoritmus smarkiai nesigilinsim, gal čia tik tai akcentuosiu vėlgi, kad rakto ilgis, kai mes jį galime pasirinkti, kaip matysit praktiniam taikyme, mes jį generuodami savo raktus rinksimės patys. Ir čia yra keletas skirtingų algoritmų ir rakto ilgis, vėlgi akcentuoju, kad yra svarbus, jo ilgį svarbu pasirinkti tinkamai, įvertinant, renkantis jį pakankamai sudėtingą, tačiau ir tuo pačiu priklausomai nuo to, kiek mes galim aukoti skaičiavimo resursų, ir savo, tarkim, laiko žinutėms užšifruoti, iššifruoti. Dažniausiai tas laiko kriterijus, ypač dabar su itin galingais tiek ir mobiliaisiais įrenginiais, išmaniaisiais telefonais ir su galimybė skaičiavimo resursus serveriuose pirkti pagal poreikį, tos taip vadinamos debesų kompiuterijos paslaugos, dažniausiai mums leidžia mažiau rūpintis dėl tų didesnio resursų naudojimo. Tai šiuo atveju mums bus aktualu, kad raktas būtų kiek įmanoma saugesnis. Tai yra, raktas būtų ilgesnis arba didesnis. Kai kalbam apie šifravimą, taip pat aktualu yra ir maišos arba hash funkcijos, angliškai jeigu būtų. Tai kai kuriuose taikymuose gali būti hashų, taip vadinamų maišos reikšmių skaičiavimas gali būti aktualus, būtent taikyme, tai gali būti ar integralumo užtikrinimui panaudotas vienas iš algoritmų ir panašiai. Šifravimas galutiniuose taškuose, tai kaip turbūt ir sufleruoja pats pavadinimas, tai yra toks šifravimo visa komunikacijos sistema, protokolų, priemonių, techninių ir programinių visuma, kuri leidžia komunikuoti tokiu būdu, kai turinys matomas tik tai pradiniam siuntėjui ir galutiniam gavėjui. Jų gali būti daugiau negu vienas, tačiau tiek vienoje, tiek kitoje pusėje, bet esmė yra tokia, kad pakeliui žinutės nebūtų, ją net ir perėmus, iš to nebūtų jokios naudos, nes jos tiesiog nebūtų įmanoma iššifruoti. Visais atvejais, kai mes kalbam ypač apie šifravimą galutiniuose taškuose, tam yra specializuotų tiek ir programėlių, įvairių priemonių, bet visais atvejais tokiai saugiai komunikacijos sistemai įgyvendinti būtinosios sąlygos iš tikrųjų yra, pirmiausia, tai daugiasluoksnė architektūra. Tai mes turėsim daug įvairių kombinacijų ir keletą net žingsnių, pavyzdžiui, saugaus ryšio užmezgimas arba tas pasisveikinimas, tas rankų papurtimas, tada susitarimas, kokiu būdu komunikacijos kanalą šifruosim, apsikeitimas raktais, tada labai dažnai pačiam jau turiniui šifruoti panaudojamas simetrinis šifravimas, jam tarkim išsidavus trumpo galiojimo raktus, ir įvertinant tas techninės ir programinės priemonės, kurias naudojame, taip pat yra aktualu žinoti, koks yra sistemos atsparumas pažeidimams, kokio lygio tas šifravimo priemonės yra, ir kai mes čia kalbam apie tai, kiek geras ar geras ar pakankamai geras yra šifravimo algoritmas, dažniausiai mes kalbam apie tai, nelabai mėgstu, kai sakoma, štai nėra saugių sistemų, vis tiek kažkas nulauš. Tai
tiek ir įsilaužėlių pasaulyje yra, kiek tam yra skirta laiko, kokios yra tam naudojamos priemonės ir kiek tai kainuoja. Tai štai pavyzdžiui, algoritmas, RSA algoritmas, kurį naudosim generuodami savo raktus elektroninių laiškų šifravimui, yra pakankamai stiprus, kad jo grubiu būdu su pažangiausia apskritai šiuo metu pasaulyje prieinama įranga, kad jį būtų galima grubiu būdu perinkti, tiesiog išbandyti visus variantus ir atspėti tą raktą, reikia dešimtmečių laiko termino, kad su tokia galingiausia įranga, kokia prieinama ištisoms vyriausybėms arba universitetams ir panašiai, tai užtruktų dešimtmečius. Tai turbūt natūralu, kad tas žinutės, kurias mes siekiam apsaugoti, tikrai nebus poreikio įdarbinti galingiausią pasaulyje techniką, ir gaišti tam 20 ar 30 metų grubiam perinkimui. Tai paprastai tas šifravimo stiprumas yra skaičiuojamas vertinamos galimybės grubiu būdu perinkti ir taip tokiu būdu įgauti raktus, būtent atlikti šifravimo veiksmą. Kai kalbėsim apie elektroninį paštą, industrijoje yra du tokie būdai, kaip laiškus galima, tokie viešai prieinami būdai, kaip juos šifruoti. Tai yra pirmasis S-MIME arba iš angliškojo saugus, tokiu įvairios paskirties interneto turinio siuntimo paštu, kaip plėtinys, saugus jo variantas. Jis iš tikrųjų yra įdomus iš tos pusės, kad naudoja sertifikatus panašius į HTTPS, tai kaip svetainės apsaugomos šifravimo sertifikatais, tačiau, taip sakant, tvarkingai, gražiai, be jokių įspėjimų, pranešimų veikia, tik kai naudojamės kvalifikuotais sertifikatais. Tai yra tam, kad gautume šifravimo sertifikatus tokiai komunikacijai, mums juos reikėtų nusipirkti. Tai šiandien iš tikrųjų naudosimės būtent OpenPGP būdu, jis irgi standartizuotas, apibrėžtas nurodytais standartais, tačiau kuo įdomus šis variantas, kad raktus jam mes galim išsiduoti patys. Ir paskui, kai pamatysit, tai yra ir gerai, ir blogai. Iš vienos pusės, kad rinkoje nėra kvalifikuotų sertifikatų OpenPGP arba tiesiog PGP būdui, tačiau mes turim pasirūpinti, kaip tai sertifikatais apsikeisti patys. Tačiau, tai reiškia nemokamai, laisvai ir pakankamai patogiai taikyti šį būdą tiek verslui, tiek akademiniais tikslais, kadangi yra kur kas paprasčiau naudoti. Vėlgi, tas būdas, kaip elektroniniai laiškai formuojami, arba tas MIME, kai į laiško kūną yra įtraukiami ir laiško priedai, tai yra tiek iliustracijos, kažkokį video galima įdėti, kas beateitų į galvą, tai MIME tipo laiškus irgi galima koduoti su OpenPGP, taigi šitą būdą būtent mes ir pasigilinsim. Taip, tai kaip atrodys mūsų praktinė užduotis, kurios dabar ir imsimės. Thunderbird programa iš tikrųjų palaiko abu būdus, tiek S-MIME, tiek OpenPGP, bet kaip minėta, pirmasis būdas reikalauja kvalifikuotų sertifikatų, arba mums reikėtų pasirūpinti, taip sakant, mums vis tiek reiktų pasirūpinti, kaip mes sertifikatais apsikeisim. Antraip, kiekvieną kartą šifruodami matytume pranešimus, kad štai blogas sertifikatas, ar tikrai norite tęsti ir panašiai. Tuo tarpu mes savo raktus išsiduosime patys, pasinaudodami OpenPGP priemonę. Ir iš tikrųjų čia dar svarbu paminėti, kad kai kurios operacinės sistemos jau turi integruotas raktų tvarkyklės. Pavyzdžiui,
Linux operaciniai sistemoje, ar paimtume Ubuntu, Fedora, Arch Linux, kas tai bebūtų, labai dažnai jau įsidėgę grafinę aplinką rasime raktų tvarkyklę, tiesiog pačioje operaciniai sistemoje. Mac operaciniai sistemai taip pat galima rasti, tiesiog keys vadinasi. Nesu susipažinęs, ar pačiose naujausiose Windows 11 versijose, ar jau yra kažkokia Microsoft numatyta raktų talpykla, tačiau bent anksčiau tikrai būdavo problematiška kažkokią vieną unifikuotą raktų tvarkyklę naudoti, todėl labai dažnai naudodamiesi Windows operacinę sistemą mes kiekvienai programai, kurioje norėsime naudoti šifravimo funkcionalumą, mes turėsime tuos raktus įsikelti, persikelti ir panašiai. Paskui, kaip pabaigoje kalbėsim apie bendroje informatikos programoje esančią paminėtą priemonę Kleopatra, kaip priemonę atskiriems failams šifruoti, matysite, kad naudodami kitą programą, mes turim tą problemą, kad štai Thunderbird programoje susigeneravę raktus, mums juos reikės persikelti į Kleopatra programą. Tai yra, kad atitinkama programa turėtų prieigą prie tų, iš esmės, tų pačių raktų, bet, sakykime, Linux operacinėse sistemose dažnai galite tiesiog turėti tą unifikuotą vieną operacinės sistemos raktų tvarkyklę ir programos atitinkamai pagal poreikį gali tos raktus pasiekti. Jeigu žinot apie unifikuotas raktų tvarkyklės siūlomas paties Microsoft'o Windows operaciniai sistemai ar kažkokius trečiųjų šalių sprendimus, kurie gali tam pasitarnauti, parašykit man, tikrai būtų įdomu sužinoti, jeigu susidūrėt ar naudojat patys. Taip, tai pačioje Thunderbird programoje raktų tvarkymo priemonės jau yra integruotos ir ypač jeigu naudojat naujausią versiją, nesvarbu kuriai operaciniai sistemai, bet Thunderbird programa jau turi visas reikiamas priemonės tvarkyti su raktais, kiek tai reikalinga elektroninių laiškų šifravimo apimtyje. Tai šio praktinės užduoties metu būtent ir susigeneruosime sertifikatų savo, išmoksim publikuoti, ar pasigilinsim į būdus, kaip perduoti savo viešąjį raktą. Taip pat gausim arba panagrinėsim, kokiais būdais būtų galima gauti gavėjų ar tų kitų asmenų, su kuriais norim bendrauti raktus. Ir taip. Ir pabandysim išsiųsti tiek pasirašytą, tiek ir užšifruotą laišką, ar vieni kitiems, ar galėsite išsiųsti laiškus mano nurodytų adresu, tai tuos praktinius pabandysim. Taip, dabar matau, kad pokalbių lange yra pranešimas apie Thunderbird programos diegimą Windows kompiuteryje su pranešimu, kuris klausia, kad, štai sako, kad vykdomasis failas gali pažeisti jūsų kompiuterį. Ar norite tęsti? Tai čia svarbu paminėti, kad Thunderbird programą būtinai visais atvejais reiktų siųstis tik iš oficialių šaltinių. Tai jeigu naudojatės Windows operacinę sistemą ar kuria kita, pirmas būdas tą padaryti siųstis iš Thunderbird.net svetainės. Tai iš jos tikrai gausit saugų diegimo paketą, tvarkingą. O toks pranešimas greičiausiai praneša, kad tai yra diegimo paketas. Taip, kad tai yra diegimo paketas, ir jis gali pakeisti sistemą, įdiegti atitinkamai vykdomosius failus. Ir jūs turite būti įsitikinę, kad norite tai padaryti. Tai jeigu jūs tikrai iš pirminio šaltinio, iš pačios programos, kurie jūs siunčiatės tą failą, tai galite dėl to būti ramus. Dabar matau irgi yra kitas klausimas, ar Thunderbird programa yra mokama? Ne. Ir net ir dar geriau, tai yra ne tik nemokama programa, bet ir atvirojo kodo. Tai yra bet kas nori, kas supranta. Taip, berods Thunderbird programa parašyta Rust programavimo kalba,
kaip ir Mozilla Firefox naršyklė, tai visas programinis kodas yra prieinamas laisvai, netgi jeigu turite noro, kompetencijų programuoti, tobulinti programą, net jūs prie to galite prisidėti kiekvienas. Tai yra nemokama ir atvirojo kodo programa. Taip, tai toks mūsų planas, na ir šiandienos praktiniam užsiėmimui, na ir iš tiesų galim pradėti. Tai tie, kas jau turi įsidiegę programą, pirmiausias dalykas, na, kas tą jau padarė anksčiau ir kaip buvo nurodyta poreikiuose, reikalavimuose, mums reikia turėti veikiančią paskyrą. Štai čia sukonfigūravau demonstracinę paskyrą, būtent ruošdamasis šiam mokymui, bet svarbu, kad jinai jau būtų pridėta į Thunderbird nustatymus, kad mes jau galėtume siųsti ir gauti laiškus. Paskyros nustatymuose, kai nueisim į šitą, aš nežinau, ar žymeklį mano matote, tikiuosi, kad... Matome. Taip, gerai. Tai čia Windows aplinkoje įsinstaliavę programą, matysim štai tokį 3 brūkšnelius. Vartotojų sąsajų programuotojai dar turi terminą, jie vadina hamburgerio meniu, nes jis primena hamburgerio sluoksnius. Tai paspaudę šitą hamburgerio meniu mes pasieksim paskyros nustatymus ir atsiradusiame lange galėsime būtent sukonfigūruotai paskyrai pasiekti šifravimo galutiniuose įrenginiuose nustatymus arba end-to-end encryption. Na, čia vėlgi, kaip mokymo pristatymę rašiau, naudosim programinę įrangą anglų kalbą, nes tiek ir bandydamas Thunderbird programos paskutinę versiją keliose vietose buvau susidūręs su nepilnai ar netiksliai išverstais terminais. Tai čia jau, jeigu matysit poreikį šią temą pasakot savo mokiniams, tada jau pagal poreikį naudokite arba lietuvišką versiją, lietuviškus terminus. Šiuo atveju tikiuosi, kad daugumai iš jūsų anglų kalba nėra sudėtingas dalykas, na, ar bent iš kompiuterijos pusės su tais terminais susidoroti pavyks. Tai šio mokymo metu ekrano nuotraukos pavyzdžiai bus angliški. Taip, tai pasiekę paskyros nustatymų skyrelį, būtent end-to-end encryption, šifravimo galutiniuose įrenginiuose skyrelį, mes ir matysim štai tuos abu būdus OpenPGP ir S-MIME. Tai ties OpenPGP skiltim ir ten, kur matysime savo paskyros elektroninio pašto adresą, mums reikės spustelėti add key arba pridėti raktą, būtent reikės paspausti mygtuką. Na ir kaip sakiau, Thunderbird programoje raktų valdymo priemonės yra integruotos. Tai paskui šitą mygtuką OpenPGP Key Manager, OpenPGP raktų valdyklį taip pat naudosime. Tai dabar paspaudę mygtuką add key, raktų pridėjimas, mes matysim mus pasitiks toks trumpas vedlys, kuriame bus pasiūlyta arba susikurti naują raktą, arba importuoti jau turimą. Tai kaip ir matysite paskui, kai jau turite savo raktus, juos galite naudoti keliose programuose. Nėra būtina, tarkim, failų šifravimą, kurios norite, tarkim, dalintis per debesų kompiuterijos paslaugas, naudoti vieną raktų porą, elektroniniam paštui naudoti kitą ar panašiai. Tarkim, programuotojai labai dažnai savo parašytą kodą keldami į kodo saugyklas, ypač jeigu naudoja Git kodo versijavimo sistemą ir jos variantus, labai dažnai savo kodą dar ir pasirašo. Tai yra, į Git yra integruotos jau į patį rinkinį, pačią metodiką yra integruotos priemonės pasirašyti kodą
Ir būtent OpenPGP ten dalyvauja. Taigi savo sertifikatais, kuriuos susigeneruosit, galit pasirašyti ne tik pasirašyti ar šifruoti ne tik elektroninius laiškus, bet ir įvairius failus, savo kodą, na ir panašiai. Tai šio mokymo ribose, aišku, koncentruosimės į elektroninį paštą. Na ir šiuo atveju pasižiūrėsim, kaip susigeneruoti raktus, naujus raktus, ar iš naujo. Taigi renkamės Create New arba kurti naują ir tęsiam mygtuku Continue. Čia vienas po kito mus pasitiks tokie dialogai. Tai pirmiausia, rakto generavimo vedlys mums pasiūlys nustatyti rakto galiojimo laiką. Na, kriptografija ir apskritai, kai kalbam apie kompiuterinę saugą, mums iš tikrųjų svarbu tuos credentialus ar tuos prisistatymo, įsiregistravimo, šifravimo raktus atitinkamų laikų rotuoti. Tai yra padaryti nebegaliojančiais turimus ir išsiduoti naujus. Tai yra tokios standartinės praktikos, kaip tai yra valdoma. Na, tačiau šiuo atveju, kadangi mes generuosim raktus asmeniniam naudojimui, visiškai įprasta ir normalu yra susigeneruoti raktus, kurių galiojimas nėra susijęs su laiku ir tiesiog nepasibaigia. Jeigu mes ar prarasim raktus, ar kaip yra procesai, kaip juos galima atšaukti, ar tiesiog publikuoti naujus ir gavėjams pasidalinti savo viešojų raktų naujų. Tai štai čia dabar prieinam prie Advanced Settings arba tų detaliųjų nustatymų, kuriuose mums reikia pasirinkti algoritmą arba key type ir rakto ilgį, key size. Atsimenat, kai kalbėjom apie, kaip žvelgiam į teoriją ir kalbėjom apie raktus, rakto ilgis yra svarbus parametras. Tai šiuo atveju mes iš tikrųjų turim du pasirinkimus, RSA arba ECC rakto tipą. Tai čia galima, iš tikrųjų, jeigu bus įdomu, galit pasidomėti plačiau. RSA algoritmas gana populiarus dabartiniuose šifravimo taikymo atvejuose. ECC yra tas elliptic curve, eliptinės kreivės algoritmas, lengvesnis technologinė prasme, bet čia jau žaidžia matematika, kaip jis sudaromas ir iš tikrųjų siekiant suderinamumo su didesnėje daugumą sistemų, kai kurios iš jų gali dar nepalaikyti tų eliptinių kreivių algoritmų, todėl maksimaliam suderinamumui kol kas yra vis dar rekomenduojamas RSA algoritmas. Na ir rakto ilgis, Thunderbird programos ilgiausias leidžiamas, 4096 bitai, yra irgi šiuo metu standartinis rinkoje ir toks geras, saugus variantas. Mažesnio rakto neverta rinktis, nes tas skirtumas ant dabartinės programinės įrangos jis tikrai nebus toks, dėl ko norėtume šiek tiek mažiau sudėtingo šifravimo nei su ilgesniu raktu. Na ir kitas, kai paspausite mygtuką Generate Key, generuoti raktą, iš tikrųjų raktų porą, raktus, priklausomai nuo to, kokio galingumo kompiuterį turite, jums gali tekti šiek tiek palaukti, nuo kelių akimirkų iki keletos minučių, kadangi Thunderbird programa stengsis iš kompiuterio išgauti parametrų tam kiek įmanomam didesniam atsitiktinumui, kadangi raktus generuojant, čia vėlgi algoritmų specifika, apie kurią geriau jau paaiškintų matematikai ar kriptografai, kurie sudaro ar nagrinėja pačius algoritmus. Tačiau tas atsitiktinių skaičių generavimo poreikis, jis čia dalyvauja ir būtent dėl to mums gali tekti šiek tiek palaukti, kol raktai bus sugeneruoti. Tai ties šiuo žingsniu galim trumpai atsikvėpti, leisti kompiuteriams darbuotis ir tos raktus sugeneruoti ir galim pasidaryti poros minučių pertraukėlę.
Jeigu šiuo metu turit, na, ar kažkokį klausimą, drąsiai rašykite pokalbių lange, galim tą laiką panaudoti, na, ir išsiaiškinti šiek tiek, na, bet be abejo, pertraukėlės irgi turim padaryti, kad tiesiog nepervargtume ir kad nuo didelio kiekio informacijos paskui nebūtų sunku prisiminti. Tai tada kelių minučių pertraukėlė, o jeigu turit kokį klausimą, galite drąsiai rašyti. Taip, štai Arvydas klausia, ar galima vietoj Thunderbird naudoti Outlook Express Classic programą. Negaliu pasakyti tiksliai, kokius šifravimo algoritmus programoje palaiko Outlook Express Classic programa. Anksčiau žinau, kad Microsoft Outlook programa, bent jau ta, kuri būdavo platinama su Office paketu, jinai palaikydavo S-MIME būdą, tą kitą vieną iš dviejų populiarių šifravimo būdų, ne OpenPGP, bet jeigu jūs naudojate Outlook Express Classic programinę įrangą, pabandykite paieškoti nustatymuose būtent tų end-to-end, tiesiog encryption ar panašių skyrių ir pasižiūrėkit, ar galbūt tenai jau iš tiesų integruotos yra OpenPGP priemonės. Vis dėlto visada raginčiau naudoti atviro kodo programinę įrangą, kai tik turite tam pasirinkimą. Tai šiuo atveju aš laikyčiau Thunderbird prioritetų, palyginus su komercinė, tegu ir nemokama, tačiau ne atviro kodo programinė įranga. Iš tiesų, neabejoju, kad rinkoje yra ir daugiau programinės įrangos elektroniniai paštai pasiekti, kur gali būti, kad tas šifravimo priemonės jau bus integruotos, bet vėlgi raginčiau pasidomėti, pasižiūrėti, kiek tos elektroninio pašto programos atitinka standartus, laikosi standartų. Ir jeigu įmanoma, jeigu patys turit pasirinkimą, rinktis atviro kodo priemonės. Kai kuriuose, sakykime, kalbant apie verslą, tikrai pasitaiko ypač stambesnėse, didelėse įmonėse, kai visas IT ūkis yra prižiūrimas IT administratorių, ir naudotojai patys net negali rinktis, programinės įrangos negali keisti jų nustatymų. Tai tokiais atvejais, aišku, tada jau tenka naudotis tai, kas suteikta, bet jeigu tada, kai galiu rinktis, visada stengiuosi rinktis atviro kodo programinę įrangą. Taip, kitas klausimas dar yra, kaip gaunami viešas ir privatus raktai ir kaip jie veikia. Tai būtent šiuo atveju mes šiame žingsnyje ir generuojame tiek viešą ir privatų raktą. Ir kaip jie veikia, netrukus ir pasigilinsim. Bet esmė yra tokia, kad nepaisant to, kokie algoritmai ir jų grupė naudojama, dažniausiai būna taip, kad jeigu mes turinį užšifruosim gavėjo, to, kuris gaus laišką, gavėjo viešuoju raktu, tai iššifruoti jį bus galima tik tai gavėjo privačiuoju raktu. Natūralu, tik gavėjas turi privatųjį raktą, todėl pakeliui, ir mes sykį jau užšifruosim tą žinutę viešuoju, laisvai prieinamu gavėjo raktu, tos užšifruotos žinutės mes jau nebegalėsim perskaityti. Kaip šitą situaciją spręst, šiek tiek matysit dalyje, kurioje pasižiūrėsim į Kleopatra programą, bet iš esmės PGP atveju, tai yra tuo, kurį nagrinėjame mes, OpenPGP atveju, viešą ir privatų raktą susigeneruosim mes patys. Jeigu mes žiūrėtume į, sakykime, sertifikatų interneto svetainėms variantus, ten jau dalyvauja įgalioti, tie autorizuoti paslaugų tiekėjai, kurie išduoda kvalifikuotus sertifikatus. Tai yra jūsų naršyklė žino, kad
tam tikras fiksuotas sąrašas paslaugų tiekėjų yra įgalioti ir yra patikimi išduoti sertifikatus. Taigi jūs iš jų tuomet, iš tų įgaliotų tiekėjų ir turite pirkti būtent tą sertifikatų porą. Bet šiuo atveju mes tos sertifikatus išsiduosim patys tiesiog savo kompiuteryje. Taip, tai tikiuosi, visų kompiuteriai jau sugeneravo raktus. Taip pat parašykit, kam gavosi ar su kokiam, jeigu problemom susidūrėt, irgi brūkštelėkit pokalbių lange, pavyzdžiui, ypač smalsu, jeigu, tarkim, turit kokį nors seną kompiuterį, kurio ilgai naudojatės, kiek maždaug laiko užtruko raktų generavimas. Nes ant, sakykime, paskutinių metų ar paskutinių poros metų kompiuterių tikrai tas gali būti tiesiog kelių akimirkų klausimas. Na štai daug kolegos sako, kad susigeneravo greitai, iš karto pavyko, 2 sekundės, na tai puiku, tai vadinasi, čia tikrai 4096 bitų raktų generavimas tikrai ne problema. Taip, dar Edita teiraujasi, ar tik vieną raktą turėjo sugeneruoti. Na, kai dirbsim su viešuoju ir privačiu raktu, kaip pamatysit netrukus žingsnyje, programinė įranga dažniausiai tai rodys kaip vieną raktą, kuriame yra įdėtas ir viešas ir privatus raktas. Na, tai bus lyg ir mes kalbėsim apie raktų komplektą. Tai turėsim vieną komplektą, kuriame bus tiek viešasis, tiek privatusis raktas. Nes natūralu, jeigu mes turėtume, taip sakant, jeigu mes generuojam patys ar perkam raktus, neturėtų prasmės asimetriniam šifravimui turėti tik tai vieną iš jų. Ar ne? Tai šiuo atveju mes kalbam apie raktų komplektą. Taip, tai tada keliaujam toliau. Jeigu mes sugrįžtume į paskyros nustatymų langą, čia jau ir matysim, kad štai OpenPGP raktai sugeneruoti sėkmingai. Mes matysim rakto identifikatorių, štai tokį gražų skaičių. Ir matysim keletą dar papildomų pasirinkimų. Na, tai yra tas jau minėtas OpenPGP Key Manager, kurį netrukus ir aplankysime. Tai paspaudę šį mygtuką pamatysim tokį dialogą ir čia kaip tik ir yra atsakymas į klausimą. Mums tai rodys kaip vieną raktų komplektą, tačiau 2 kartus paspaudę šį įrašą mes galėsim pasigilinti detaliau. Tai 2 kartus paspaudę būtent tą šviežiai sugeneruotą raktą, mes ir pamatysim čia atskirose kortelėse arba tose taip vadinamuose tabuose, mes galim nueiti į struktūros, arba čia angliškai structure skyrelį, kur ir matysim, štai pirmiausia, tai dar ir turim raktų komplekte, turėsim iš tikrųjų net ir atskirus raktus su savo identifikatoriais, štai bus pasirašymui ir patvirtinimui bei kodavimui. Na, bet iš esmės, kai mes kalbėsim apie raktų komplektą, jis pirmiausia, bet štai šiuo Key ID yra identifikuojamas rakto identifikatorium ir atspaudu. Tai yra tas fingerprint arba atspaudas, turbūt taip lietuviškai būtų korektiškiausia versti, yra toks štai ilgesnis simbolių rinkinys, kuris vienareikšmiškai irgi identifikuoja raktą. Na, iš esmės jis padarytas maišos arba hash principų, kuris leidžia patikrinti, ar raktas, kurį mes gavome iš gavėjo, ar tikrai yra tas, kuri, taip sakant, ar pakeliui jis nebuvo modifikuotas ir panašiai. Taip, čia dar mačiau, gal ne klausimą, o pastabą, kad jau neberandu, bet kad pasirinkus tam tikrą galiojimo laiką vis tiek buvo nurodytas rakto terminas, iki kada jis galioja. Tai
gali būti, kad kai kuriuose operacinėse sistemose galbūt tas limitas vis tik yra uždėtas, kas laikoma ilgo rakto galiojimu, bet šiaip, man atrodo, tiek Linux, tiek Windows'uose man pavyko susigeneruoti taip vadinamą neterminuotą raktą. Tai čia turbūt gal tada reiktų dar pasitikslinti. Na štai, bet mes bet kokiu atveju jau turim savo kompiuteryje savo raktų komplektą. Ir kaip matot, tipas čia irgi nurodytas yra key pair arba raktų pora, raktų komplektas, privatus raktas ir viešas raktas. Dabar iš karto šalia to jau rakto, naujai sukurto rakto identifikatoriaus mes matom tokį, irgi čia grįžtam į paskyros nustatymus Thunderbird programai, mes matom mygtuką Publish. Tai Publish mygtukas leidžia jį viešinti į viešųjų raktų serverius. Yra tokie sukurti serveriai, kurie patogumo tikslais leidžia vartotojams saugoti viešuosius raktus. Ir štai, jeigu mes paspausim Publish, yra toks keys openpgp.org serveris, į kurį mūsų viešasis raktas, tik viešasis, neprivatus, ir bus nusiųstas. Tai tą mes galime ir padaryti, ir toks iššoks dialogas patvirtins, kad viešasis raktas sėkmingai nusiųstas į tą serverį. Nuėję į svetainę keys openpgp.org, mes pagal identifikatorių galim susirasti tiek savo, tiek kitų asmenų raktą pagal elektroninio pašto adresą. Mes čia galim pamatyti tiek tą atspaudą, fingerprintą, tiek ir viešai raktą. Na, tokiu būdu mums bus kur kas paprasčiau raktais dalintis. Taip. Laikas eina greitai, tai pasistengsiu truputį paskubėti, kad viską aptartume. Nežinau, kaip, šiaip mes turim 1,5 valandos, tačiau jeigu kartais bus poreikis, aš asmeniškai galiu ir šiek tiek daugiau laiko užtrukti su klausimais. Nežinau, kiek ribotas jūsų laikas, bet pagrindinę dalį tikrai pasistengsim išsiaiškinti per duotą laiką. Taip, tai dabar iš to pačio raktų tvarkyklės mes taip pat galim file ir export public keys to file, failas, viešo rakto eksportavimas, mes galim išsaugoti viešąjį raktą atskiram failą, na ir tą failą kažkokiam prieinamam priemonėm perduoti laiško gavėjam. Tai yra pasidalinti per failų dalinimosi paslaugą, per viešą, tarkim, organizacijos viduje prieinamą katalogą ar panašiai. Mes jį galim išsaugoti į atskirą failą. Lygiai taip pat mes galim ir iš tikrųjų netgi turėtume pasidaryti atsarginę kopiją privataus rakto. Nes įsivaizduokite, jeigu jūsų kompiuteris suges, tarkim, suges nepataisomai, mes prarasim tą privatų raktą, mes nebegalėsim prieiti prie to turinio, kuris užšifruotas. Tai privatų raktą išsisaugant svarbu nustatyti slaptažodį, Thunderbird programa to pareikalaus. Na ir kai jūs išsisaugosite, tada jau tą privatų raktą kitoje sistemoje ir kitoje programoje importuodami, tą patį slaptažodį turėsite įvesti. Tai yra toks papildomas saugos žingsnis, kuris reikalingas privačiam raktui apsaugoti. Labai svarbu netyčia nepasidalinti privačių raktų su tarkim, potencialiais laiško gavėjais. Todėl visai verta naudotis būtent tais raktų serveriais. Ir kągi, keliaujam tada prie tos ilgai lauktos dalies, kada jau mes čia galėsim pasirašyti ar šifruoti laiškus. Taigi, kai jau turim sertifikatus, susitvarkę, pasiruošę, naujo laiško rašymo lange bus mygtukas OpenPGP, tiesiog šalia ir encrypt, kuris išties tą patį encrypt, kaip užšifruoti, jis atidarys tą patį meniu. Ir čia mes turėsime, kaip matot, OpenPGP variantas jau pažymėtas, kadangi mes turime savo sertifikatą. Ir čia turim iš tikrųjų 3 pasirinkimus. Tai yra šifruoti laiško temą ir pasirašyti. Pirmiausia, pabandysim pasirašyti, kadangi tai neužtikrina laiško slaptumo, tai yra turinys neužšifruojamas, bet mes žinom, kad
tikrai tas ir tik tas žmogus mums siunčia laišką. Na, yra grinai tik tai patvirtinti siuntėją. Gavėjas galės būti garantuotas, kad tai tikrai tas asmuo atsiuntė. Šifravimas užšifruos ir laiško kūną, tai yra tą tekstą, kuris parašytas. O jeigu dar ir pasirinksim papildomai šifruoti laiško temą, tai ir laiško tema tada nebus matoma. Jeigu nepasirinksit laiško temos šifravimo, bus užšifruotas tik tai laiško kūnas, o laiško tema liks matoma pakeliui, taip sakant, per tos serverius, per kuriuos laiškas keliaus. Tai raginu savarankiškai išbandyti kiekvieną iš šių variantų, tiek šifruojant, tiek pasirašant, bet čia pat, jeigu mes tai bandysim, mus iš karto pasitiks toks ryškus dialogas apačioje, kuris sakys, kad reikia išspręsti raktų problemas susijusias su gavėju. Štai, jeigu atsimenat šį adresą demo@inretio.org naudoju, čia mano adresas, kurį naudoju šiam mokymui, o gavėjų pasirinkau savo asmeninę įprastai naudojamą elektroninio pašto dėžutę, tačiau čia matom tokį pranešimą. Kas atsitiko? Iš tikrųjų, Thunderbird programa šiuo metu neturi viešojo rakto, būtent gavėjo adreso. Ir mums mes negalim užšifruoti laiško turinio, nes laiško šifravimui reikia naudoti viešąjį raktą gavėjo, kuris mums prieinamas, bet kadangi raktų poroje vienas raktas, viešas raktas šiuo atveju naudojamas užšifravimui, iššifruoti galima tik privačiuoju raktu, jau gavėjo pusėje. Taigi, šiuo atveju gavėjo viešasis raktas nėra Thunderbird programoje. Thunderbird programa apie jį nežino. Šią situaciją reikia išspręsti. Tam iš tikrųjų padės mygtukas Resolve, kuris iš tikrųjų ir sakys, štai neišeina šifruoti, kadangi štai mes neturim viešo rakto. Ir čia pat programa siūlys, arba nešifruoti laiško, blogas pasirinkimas, mesgi norėjom šifruoti, bet pasiūlys importuoti viešąjį raktą iš failo arba pabandyti atrasti viešąjį raktą raktų serveryje. Čia yra šiokia tokia problema, jeigu tas gavėjas, šiuo atveju aš pats, bet jeigu gavėjas nėra publikavęs savo viešojo rakto, būtent tame serveryje, kurį mes naudojame, pagal nutylėjimą OpenPGP.org Thunderbird programoje naudojamas, bet tai gana populiarus serveris, tai jeigu mes nujaučiame, ar bent jau norim pabandyti, ar gavėjas pasivargino ir įdėjo savo viešąjį raktą į tą serverį, mes galim tiesiog spausti Discover Public Keys Online. Ir programa pati pabandys surasti raktą. Sėkmė šiuo atveju, gavėjas viešąjį raktą publikavęs tame serveryje, bet čia dar irgi vienas pranešimas yra, kad raktas rastas, tačiau jis dar nepriimtas. Tai yra, mums reikės spustelėti Resolve arba išspręsti mygtuką ir tą raktą priimti, kad tikrai taip, tai tikrai šio gavėjo raktas. Kaip dabar tai vyksta? Thunderbird programa parodys, kad sakys, štai iš serverio, iš raktų serverio, šaltinis štai yra šio sertifikato, gautas raktas su tokiu identifikatoriumi, paryškintas ir su tokiu atspaudu, fingerprintu, pirštų anspaudų sertifikato. Iš tikrųjų, geriausias variantas būtų, jeigu prieš paspausdami mygtuką Accept mes pasiklaustume gavėjo, štai žiūrėk, ar tikrai tavo sertifikatas yra, jo identifikatorius yra toks ir jo piršto atspaudas yra toksai. Jeigu gavėjas arba savo interneto svetainėje yra paskelbęs, tai yra paprastai normali praktika, asmeninė interneto svetainėje ar įmonės interneto svetainėje paskelbti savo rakto, atspaudą ir ar identifikatorių, kad tie asmenys, kurie nori siųsti korespondenciją ir kurie tarkim, raktą gauna tokiu automatizuotu būdu iš raktų serverių, kad galėtų įsitikinti, kad tikrai gavo tą raktą. Ir patvirtinę būtent gavėjo viešąjį raktą, mes jau tada galėsime išsiųsti žinutę sėkmingai. Tada jau daugiau pranešimų ar įspėjimų nematysim
ir, na štai čia net įdėjau visas pažymėtas opcijas, tai yra pasirašymą, šifravimą laiško kūno ir šifravimą laiško temos. Jeigu mes pasirinktume tik tai pasirašymo opciją, tai laiškas būtų pasirašytas mūsų privačiu raktu ir naudodamas viešąjį raktą siuntėjo, kuris siunčia laišką, gavėjas, turėdamas tą pasirašytą laišką ir siuntėjo viešąjį raktą, galėtų įsitikinti, kad laiškas yra tikrai atkeliauja iš to asmens, nes jis buvo pasirašytas siuntėjo privačiuoju raktu. Toks variantas netinka turinio įslaptinimui, nes, kaip turbūt jau nujaučiate, jeigu gavėjas turi žinutę, šiuo atveju pasirašyta, bet jeigu ją gali iššifruoti ar patvirtinti parašą viešuoju raktu, kuris viešai prieinamas, natūralu, kad turinys nėra slaptas. Bet jis gali būti tikras, kad siuntėjas tikrai yra tas, nes patikrinti pasirašymą naudojant viešąjį raktą, sėkmės žinutė bus parodyta tik tuo atveju, jeigu tas laiškas buvo užšifruotas siuntėjo privačiuoju raktu. Čia gali prireikti šiek tiek laiko susigaudyti, kuris sertifikatas kada yra naudojamas, bet iš esmės programinė įranga tą padarys už jūs. Atitinkamai panaudos tą sertifikatą, kurį reikia, nes, pavyzdžiui, jeigu jūs tiesiog pasirašysit laišką, tai netgi yra įprasta praktika prie laiško ir prisegti, prikabinti ir viešąjį raktą. Natūralu, gavėjas vis dėlto turėtų patikrinti, vėlgi, ar sutampa rakto ID ir ar sutampa rakto atspaudas kitų komunikacijos kanalų. Tai yra tuo pačiu kanalu, kuria siunčiama žinutė, kad jeigu tuo pačiu kanalu siunčiamas ir pats viešasis raktas, reikėtų imtis dar priemonių kitų būdų, ten galų gale telefonu galima paskambinti ir sakyti, kokie paskutiniai skaičiai to atspaudo būtent yra iš siuntėjo. Taip, tai labai raginu pabandyti visas šias 3 kombinacijas. Ir dabar tikriausiai smalsu, o kaipgi atrodo tas užšifruotas laiškas, jeigu mes raktų neturim, arba jeigu pakeliui pavyktų tokį laišką perimti kažkokiem piktavaliam ar serverių administratoriam, ką jie matytų. Tai štai čia atsidariau tą užšifruotą laišką su internetinio pašto, arba taip vadinamo webmailo aplikacija, kuri neturi prieigos prie atitinkamų raktų ir kas ten matosi. Tai iš tikrųjų nieko daug ir nesimato. Matosi prikabintas laiškas su encrypted, ASC plėtinys labai dažnai būna būtent užšifruotose failuose naudojamas ir nieko parodyti neišeina. Ir čiagi net matot, vietoj laiško temos tiesiog 3 taškai matomi. Vadinasi, buvo pasirinkta ir laiško temos šifravimo funkcija. Tada žiūrim toliau, kaip atrodo tas encrypted ASC failo turinys. Nieko gero. Čia įdėjau tik fragmentą, bet iš esmės turinys yra štai toks, kurio, vėlgi, be raktų, norint jį iškoduoti, dėja nepavyks. Taigi, kaip jau tikriausiai supratot, kai generavom raktais, OpenPGP atveju mums reikės pasirūpinti patiems. Tai yra atitinkamai sugalvoti, kokiu būdu mes perduosim raktus, pavyzdžiui, ar per kažkokią laikmeną pasidalinsim, ar per įmonėje ar organizacijoje pasiekiamą failų dalinimosi, tinklinį diską, ar kaip kitaip. Bet čia reiktų įvertinti rizikas, ar tie kanalai, kuriuos mes pasirinksim raktais keisti, ar jie yra saugus nuo, tarkim, įsiterpimo, tos taip vadinamų man in the middle angliškai atakų. Ir čia norėčiau jūs pakviesti atlikti namų darbą. Turėsiu jums paruošęs nedidelį namų darbą, kaip minėjau, persikelti ar tiesiog susigeneruoti naujus raktus ir savo išmaniajame telefone. Ir
programinė įranga, kurią paminėjau, kurią rekomenduoju naudoti, raktams tvarkyti išmaniame telefone su Android operacinė sistema, yra tokia Open Keychain. Tai su ta programa galima raktais apsikeisti, tiesiog šalia esant siuntėjų ir gavėjų, tiesiog sugeneruoti QR kodą, kita šalis tiesiog jį nusifotografuoja su ta pačia programėlė ir taip apsikeičiama raktais ir jie patvirtinami. Tai yra vienas iš būdų, kaip galima saugiai raktais keistis. Kitas variantas - patalpinti savo svetainėje, ypač natūralu, jeigu jūsų svetainė apsaugota HTTPS sertifikatų, veikia saugiai, tai interneto svetainėje galima tą padaryti. Na ir publikuoti viešuosiuose raktų serveriuose. Irgi yra gera praktika, tačiau čia gali iškilti problema, kad galbūt jūsų gavėjas publikavo kitame viešųjų raktų serveryje, nes jų yra anaiptol ne vienas, tikrai dažnai tiek universitetai, tiek kažkokios nepelno siekiančios organizacijos prižiūri tokius serverius. Tai šiuo atveju reiktų sakyti, štai, mano raktas yra tam serveryje, jį galima iš jo pasiekti. Kai gavėjas gauna laišką, kurio viešojo rakto dar nėra išsisaugojęs savo programoje, jam paprastai bus parodytas toks laiško šone, kaip Thunderbird programa rodo, bus prie OpenPGP mygtuko, bus toks klaustukas įdėtas, kuris ir sakys, kad štai žiūrėkit, šita žinutė teigia, kad joje yra štai siuntėjo viešasis raktas, bet mes dar tokio rakto neįtraukiam į savo programą, neišsisaugom, nepareiškiam, kad tas raktas yra korektiškas, teisingas ir tikrai to asmens. Panašų dialogą galima pasiekti ir tiesiog ant siuntėjo vardo, elektroninio pašto, pasirinkus kontekstinį meniu ir pasinaudoti Discover OpenPGP key. Tai kaip turbūt galima nujausti, šitas mygtukas kaip tik ir leis pabandyti Thunderbird programai paieškoti to siuntėjo viešojo rakto, būtent raktų serveryje. Ir nepaisant to, ar mes importavom siuntėjo viešąjį raktą iš raktų serverio, ar apsikeitėm failais, nesvarbu, kai šie raktai yra įdiegti programai, mes matysim dvi gražias žalias varneles ir tada galėsim būti užtikrinti, kad komunikuojame tikrai su tuo asmeniu ir kad šiuo atveju, kadangi buvo pasirinktas ir šifravimas, tai mes ir laiško turinį apsaugojome. Vėlgi, net ir tokiu atveju, kai mums rodomos dvi varnelės, mes visada galim įsitikinti, dar kartą patikrinti, išskleidę, spustelėję šį mygtuką, išskleisti parametrus žinutės apie šifravimą ir čia pamatyti, kad štai žiūrėkim, žinutė yra užkoduota ir užkoduota taip, kad skirta štai šiam asmeniui, čia gavėjas yra nurodytas ir to gavėjo raktų komplekto, atsimenat, mes kalbam apie raktų komplekto identifikatorių, štai yra identifikatorius ir atspaudas. Jeigu, šiuo atveju Thunderbird programa štai šioje vietoje rodo pirmiausia tik identifikatorių, norint pamatyti atspaudą, reikėtų įeiti giliau, pažiūrėti šifravimo raktą, atitinkamai pasirašančio, tai yra siunčiančiojo raktą, tam, kad galėtume pasiekti atspaudą arba fingerprintą. Piršto antspaudą būtent rakto. Štai čia tada prieinam prie praktinės užduoties, iš tų, kurie nori pasibandyti, tai galite naudoti kaip gavėją, galite pabandyti išsiųsti laišką šiuo nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu, taip sakant, nėra, taip sakant, dėl bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikia įspėti, bet aišku, man kaip šios dėžutės administratoriai bus matomas greičiausiai jūsų vardas ir pavardė, jeigu tokie yra jūsų elektroninio pašto adrese. Tai
turėkit galvoj, kad vardą ir pavardę jūsų tada matysiu, jeigu siūsit laišką šiuo adresu, bet galit pasibandyti štai būtent šiuo adresu išsiųsti tiek ar pasirašytą, ar ir užšifruotą laišką ir atitinkamai, kai mes keičiamės, na štai aš, tarkim, dabar raginu jūs atsiųsti man laišką, tai aš ir sakau, kad mano adresas toks ir tuo pačiu rakto identifikatorius, kaip parašyta toliau, ir atspaudas yra toks. Tai jūs pabandę gauti mano štai šio adreso viešai raktą iš raktų serverio, šito numatytojo raktų serverio Thunderbird programoje, jūs būsite įsitikinę, kad tikrai gavote reikiamą raktą, jeigu šitie skaičiai sutaps. Taip. Aha, sako, įrašyti į pokalbių langą, tai tikrai tą galiu padaryti. Paprasčiau siekti, tikiuosi, formatavimas nepakiš kojos, tikriausiai ne. Taip, tai galit pasibandyti. Taip, pokalbių langę įkėliau. Na ir kas dabar atsitinka, kai aš kaip gavėjas gausiu iš jūsų laišką? Na, įsivaizduokim, kad tai vienas iš jūsų man atsiunčia laišką, natūralu, jūsų viešojo rakto aš kol kas dar neturiu. Tai jeigu aš pabandysiu tą viešąjį raktą, kaip ankstesnėse žingsniuose matėm, pabandyti gauti, tam buvo discover key from key server, jeigu aš pabandysiu jį gauti, taip, man dar reikės patvirtinti, kad štai aš asmeniškai pasitikrinau atspaudą ir radau tą raktą, būtent, kad tai yra teisingas raktas ir aš sutinku jį naudoti. Taip. Štai Rasai sako, raktas neprieinamas. Tai tik ir šiaip Thunderbird programoje turėtų būti sukonfigūruotas tas raktų serveris. Aš dar tada kitame žingsnėje parodysiu. Bet kartu skaidrėse dar pateiksiu ir kitą savo demonstracinį adresą, kuriame bus ir kitas būdas, kaip mano raktą parsisiųsti iš interneto svetainės. Tai tikrai bus irgi galima pasibandyti. Dabar taip, dar irgi norisi, kol neužsimiršo, sureaguoti į dar vieną klausimą. Kokiu kanalu pasitikrinama, kai naudojamas HTTPS protokolas? Na, tai šiuo atveju HTTPS protokolui, kai yra tikrinamas svetainės sertifikatas, jeigu atsimenat, apie HTTPS kalbant, dalyvauja tie patikimi sertifikatų tiekėjai, tie kvalifikuotų, taip vadinamų, sertifikatų tiekėjai, kurių sąrašas yra jau išsaugotas naršykliai. Tai yra tam, kad naršyklė nesikeiktų, nerodytų klaidų, svetainių administratoriai turi įsitikinti, kad jų sertifikatą pasirašė vienas iš tiekėjų, kurio viešasis raktas iš esmės yra jūsų naršyklėje. Tai iš esmės jūsų naršyklėje jau turi būti sąrašas. Taip. Dabar tada aš dar toliau truputį pabėgėsiu į priekį, kadangi laikas šiek tiek spaudžia, bet mes galėsim pratęsti dar diskusiją toliau, kas galės. Tiesiog dar noriu suspėti su tais, kurie labiau pririšti, galbūt griežtai prie laiko turi kitų planų, tai taip. Tai pasibandymui pasirašytą laišką galite išsiųsti, užšifruotą laiško kūną, kartu ir iššifruotą laiško temą, na ir galite pabandyti įvairius atvejus. Taip, čia dar irgi yra vienas klausimas. Jeigu nebesinori daugiau šifruoti, ar galima atsisakyti raktų? Taip, raktus galima ištrinti, atsikratyti, bet tada, ko gero, jeigu tą raktą įkėlėte į viešus serverius, reiktų pasižiūrėti atitinkamai tam serverį, kokia yra politika, kaip reiktų tos raktus ištrinti arba atšaukti.
revoke yra terminas angliškas naudojamas, kaip jos atšaukti, tarkim, jeigu nebenorit naudoti. Na, o jeigu tiesiog, iš tikrųjų, jeigu tiesiog nenorit naudoti, galite jos ir palikti savo pašto programoje, jie nieko blogo nuo to nepadarys. Taip, tai čia dar turiu namų darbą jums, irgi skaidrėmis bus su jumis pasidalinta, tai visą šitą medžiagą rasite. Šiuo atveju savarankiškai raginsiu eksportuoti savo viešąjį raktą iš Thunderbird programos ir jeigu naudojate išmanųjį įrenginį ar telefoną su Android operacinė sistema, raginčiau įsidėkti tokias dvi programėles, OpenKeychain, raktams valdyti, bei K9 Mail laiškams rašyti ir gauti. Šita programa, tarp kitko, jinai tikrai labai seniai kuriama ir netrukus jinai taip pat vadinsis Thunderbird, nes Mozilla kompanija perėmė šios programėlės vystymą, na ir kol kas jinai dar vadinasi K9 Mail, tačiau greitai jau vadinsis taip pat Thunderbird ir bus prieinama išmaniesiems įrenginiams. Tai štai. Na ir čia raginčiau štai išsiųsti pasirašytą ir iškoduotą laišką man mano tiesioginiu įprastu asmeniniu adresu, o mano viešąjį raktą galite gauti iš mano asmeninės svetainės, ten matysite nuorodą, arba rasti viešųjų raktų serveryje, štai keys openpgp.org. Jeigu nepavyksta rakto rasti tiesiai, per Thunderbird programą, gal kažkokie apribojimai ar tinklo nustatymai, galite pabandyti eiti tiesiog kaip į svetainę, šitą keys openpgp.org ir taip pat ten ieškoti pagal elektroninio pašto adresą. Na ir, kaip atsimenat, užtikrinimui, kad tikrai naudojate reikiamą raktą, štai čia aš jums pateikiu savo rakto atspaudą, kad jūs galėtumėte jį pasitikrinti prieš naudodami. Taip, tai čia trumpas aprašymas, kaip susikonfigūruoti OpenKeychain programėlę ir kaip ją nustatyti, sąveikauti su K9 Mail programėle. Šitą medžiagą rasit. Čia jau šiandien neraginu tučtuojau skubėti tą daryti, tikrai medžiaga bus pasidalinta. Dar trumpai norėčiau paliesti šiek tiek informatikos dalyko programą. Čia gerbiama mokytoja Vaidilutė Žukauskienė man parašė tokius gairias, kas iš tikrųjų yra 7-8 klasės programoje, kas yra 11-12 klasių programoje. Tai čia norėčiau šiek tiek paliesti, ką raginčiau akcentuoti. Pavyzdžiui, šiuo atveju 7-8 klasių moksleiviams, jiems aktualu lyginti simetrinį, asimetrinį šifravimą bei diskutuoti apie taikymo sritis. Tai, kaip atsimenat, ir pradžioj teorijoje, kaip kalbėjom, svarbu greitis ir saugumo lygis, tai yra, kuo ilgesni raktai, tuo daugiau laiko užtruks tiek pačius raktus išduoti, tiek turinį šifruoti. Bet kaip patys įsitikino, tikrai tai vis tiek vyksta pakankamai greitai, todėl reikėtų rinktis ilgiausius prieinamus rinkoje šiuo metu įprastai naudojamus raktus. Ir čia, tarkim, geras pritaikymo pavyzdys. Ir dar toks akcentas, kad dažniausiai visą pilnaverčiam sprendimui yra naudojamos kombinacijos. Tai jeigu savarankiškai patys pasižiūrėsit, kaip veikia HTTPS protokolas, tai jame yra tiek tas pasisveikinimas, tas handshake angliškai būtų, tiek sertifikatų, raktų pasitikrinimas, pačių sertifikatų, tada yra sutariamas trumpalaikis raktas pačiam duomenų perdavimui šifruoti, ten naudojamas simetrinis šifravimas, spartos sumetimais, bet trumpai tariant, absoliučioje daugumoje tokių išbaigtų sprendimų, protokolų ypač, tas pats ir HTTPS naudojamas, yra kombinacija tiek simetrinio, tiek asimetrinio šifravimo algoritmų. Tada vėlesnėse 11-12 klasiai štai aktualu vertinti jau viešąjį ir būtent viešojo rakto sistemą, sertifikato patikimumą. Tai čia irgi atsiranda kvalifikuoti ir nekvalifikuotų sertifikatų klausimas. Tai dabar tie sertifikatai, kuriuos mes išsidavėm patys savo,
natūralu yra nekvalifikuoti. Dėl to tai yra mūsų pačių pareiga įsitikinti, kad bendraujam su tais asmenims, su kuriais norim. Prisimenat, tuos mums reikia atspaudus, identifikatorius lyginti, saugiai gauti, pasitikrinti patiems tuos sertifikatus. O štai, kaip HTTPS atveju arba kvalifikuoto elektroninio parašo atveju, yra tiekėjai, kurie turi tam tikras techninės ir organizacinės priemonės kontroliuoti procesus, kaip ir kam jie išduoda sertifikatus. Ir ten jau jie dalyvauja kaip toks, patikima šalis, kuri gali prisimti atitinkamas garantijas. Tai čia būtent ir svarbu, kalbant apie sertifikato patikimumą, ir įvertinti, kada mums pakanka nekvalifikuoto sertifikato, o kada būtina naudoti būtent kvalifikuotą sertifikatą. Natūralu, kai iš sertifikatų naudojimo kyla kažkokios teisinės pasiekmės, tai mes kalbėsim apie kvalifikuotus sertifikatus. Tai yra, Lietuvos Respublikoje mes galim dokumentus pasirašyti parašu prilygstančiu popierinį ranką parašytą parašą, tik tai kvalifikuotų elektroniniu parašu, kurių yra tam tikri tiekėjai. Lietuvoje, jeigu tai būtų registrų centras, kaip vienas kvalifikuotų elektroninio parašo tiekėjas, ir Estijos bendrovė SK-ID, kuri teikia tiek tą mobilų parašą, kurį galim rasti, kurį telefonuose galim naudoti, Smart ID sprendimą, taip pat teikia tą patį SK-ID kompanija. Iš esmės, tam čia būtent ir svarbu atskirti kvalifikuotus ir nekvalifikuotus sertifikatus. Taip, dar tada norisi trumpai sureaguoti į klausimą. Jeigu Keys OpenPGP.org sistemoje iš savo pašto išsiuntus raktus nieko neranda, kaip tada elgtis? Į Keys OpenPGP.org sistemą, kai mes pateikiam, panaudojam mygtuką publish savo raktus, į elektroninio pašto adresą turėtumėte gauti laišką patvirtinti. Paslauga Keys OpenPGP.org, jinai nori įsitikinti, kad jūs tikrai valdote tą pašto dėžutę, kurios raktą jiems pateikėte. Tai jums reikės pasižiūrėti pašto dėžutį, ar gavot nuo šio serverio laišką, kuriame jis prašys patvirtinti, kad tikrai jūs esat savininkas. Tai bus tokia trumpai galiojanti nuoroda, kurią reiks paspausti ir taip patvirtinti, kad jūs esat tos dėžutės savininkas. Tai tikriausiai čia atsakant į Rasos klausimą pokalbių dalyje. Taip, toliau, kai mes kalbam vėlgi apie įvertinimą, kaip mes galim įvertinti sertifikatų patikimumą arba tą saugos lygį, tai vėlgi raktų ilgis ir taip pat, kai kalbam apie sąvokas, čia vis raginu nepamiršti, kad labai dažnai raktas yra ta bendrinė sąvoka, kuri dažniausiai yra, jinai gali tas nebūtinai kaip sinonimas naudoti tam tikruose taikymuose. Štai kaip pavyzdžiui, HTTPS protokolo atveju yra raktas, prašymas išduoti sertifikatą ir sertifikatas, nors vėlgi akcentuoju, kad techniškai, ar jeigu žiūrėtume iš matematinės pusės, kriptografinis algoritmas, šifravimo algoritmas, jo parametras yra raktas. Tai iš tikrųjų skirtinguose etapuose kiekvienas iš šių paminėtų iš tikrųjų yra algoritmo raktas. Tai tą turbūt verta žinot. Ir kas yra apskritai patikimumas, saugumo kriterijus, kaip mes jį galim vertinti, tai dažniausiai turime galvoje atsparumas brutaliam perrinkimui. Tos didelį skaičiavimo resursų turinčių šalių, paprastai tai reiškia vyriausybės arba net valstybių kažkokias sąjungas, kurios gali bendradarbiauti tam perrinkimui duomenų, kai reikia kažkokios ar saugumo, ar žvalgybos tikslais tą atlikti. Tai dažniausiai tas patikimumas yra apsprendžiamas pačio algoritmo, kaip jis sudarytas, ar jis neturi savyje paliktų spragų ar panašiai. Ir jam taikomo rakto ilgio pasirinkimas. Tai yra tokie pagrindiniai kriptografijos stiprumą apsprendžiantys momentai. Toliau dar prie 12 klasės medžiagos taip pat yra daugiau apie elektroninį parašą ir šiek tiek apie
būtent atskirų failų šifravimą, paminėta konkrečiai net Kleopatra programa. Ne veltui prašiau jūsų įsidiegti, kas naudojat Windows, šiuo atveju GPG for Win rinkinį, kurio taip pat dalyje yra ir programa Kleopatra. Tai čia dar truputį apie tai pasikalbėsim. Iš tikrųjų, jeigu kas jau skubat, mes kadangi laikas mūsų kaip ir eina į pabaigą, tai iš esmės tą elektroninių laiškų šifravimo dalį mes kaip ir padengėm. Tikrai raginu pabandyti siųsti, gauti ir tarpusavį su kolegom, pabandykit, apsikeisti viešaisiais raktais tarpusavį, išsiųsti vieni kitiems laiškų, išsiųskit ir man laišką, kaip pavyko, ar turit kokių pageidavimų, pasiūlymų, patarimų, kaip galbūt šį mokymą būtų galima patobulinti. O kas dar turit laiko, dar galim truputį pažvelgti į štai čia paminėtą būtent elektroninio parašo ir duomenų šifravimo, kad kas 12-okams aktualu dalį. Taip, tai čia iš tokia santrauka, ką reikėtų žinoti 12-okams ir pabandysiu keletą punktų paliesti dar per artimiausias keletą minučių. Tai kas yra elektroninė laiko žyma? Tai čia toks sąlyginai, gal tokia, neišeina visiškai sakyti, nauja taikymo sritis, bet labai aktuali. Ir kai mes domėsimės, sakykime, apie ES galiosiantį EIDAS reglamentą, kuris apibrėžia būtent to saugaus dokumentų pasirašymo, tapatybės patvirtinimo elektroniniu būdu tvarką, priemonės. Iš esmės, tai yra vienas iš svarbių dalykų šalia pasirašymo, šalia slapto komunikavimo, kurį galima irgi užtikrinti atitinkamais sertifikatais. Elektroninė laiko žyma tai yra tokia garantuota, kvalifikuota. Žodis kvalifikuota reiškia, kad dalyvauja kažkokia įgaliota šalis, kuri turės teisę sakyti, kad tikrai ta laiko žyma teisinga. Vadinasi, mums reikės iš kvalifikuotų laiko žymų tiekėjo gauti kažkokias programinės ar techninės priemonės. Ir jie leidžia įrodyti, kad tas pasirašomas dokumentas, prie kurio ta žyma pridedama, kad jis tikrai egzistavo ir buvo savo tokia vientisa forma, būtent tuo konkrečiu laiko momentu. Tai kur iš tikrųjų tai gali būti taikoma? Visai neseniai įvykiai, globali pandemija, buvo poreikis įrodyti vakcinaciją arba testavimąsi atitinkamų pažymėjimų, pavyzdžiui, keliaujant, lankantis tam tikrose vietose ar panašiai. Dar keletą tokių taikymo sričių, tokiai kvalifikuotai žymai, sugalvojau ir, pavyzdžiui, kad tai galėtų būti pritaikoma viešojo transporto bilietų žymėjimui. Tai gal būtų kiek brangoka iš tikrųjų, nes ir sudaryti elektroninę laiko žymą, kadangi reikia kvalifikuoto tiekėjo, reikia atitinkamų priemonių. Gal čia toks brangesnis taikymo atvejis, gal tokia mes ir neišvysim pritaikyto, bet tai galėtų būti kaip pavyzdys, nes mums aktualu, kada mes pasižymėjom viešojo transporto bilietą, jeigu transporto priemonė aplankys kontrolė, jie tikrai, jiems bus naudinga žinoti, kad tas bilietas yra pažymėtas reikiamų laikų, o ne, tarkim, jau kontroliai lipant į transporto priemonę. Panašus taikymo pavyzdys galėtų būti ir automobilių, tarkim, parkavimas kažkokiai mokamai zonai. Ir kada automobilis atvyko į aikštelę, kada iš jos išvyko, ir štai ten kilus kokiam nors ginčui, kaip čia irgi yra pasitaikę, kad vienas populiarus parkavimo paslaugų tiekėjas karts nuo karto būna viešoje erdvėje kaltinamas, kad štai neužbaigia parkavimo laiku, kada automobilis išvažiuoja iš aikštelės, o štai parkavimas tęsiasi toliau. Įdomu tai, kad paprastai su parkavimo pradžia tokių problemų retai kada kyla. Labiau kyla su parkavimo pabaiga. Bet čia jau palikim aiškintis susijusiams šalims.
Tai tokie galėtų būti laiko žymos taikymo atvejai. Tikiu, kad savo mokiniams sugalvosit gal kūrybiškesnių pavyzdžių, bet tai būtent kvalifikuota, tikra garantuota laiko žyma, kad tikrai tuo metu tas dokumentas, kuris pridedamas, ar kažkoks faktas, kurio egzistavimą laikė yra svarbu sekti, kad jis yra sudaroma. Būtent panaudojama ta kvalifikuota laiko žyma. Apie pranešimų šifravimą irgi kas aktualu 12-okams, žiūrint jų programą, tai šiandien ką išmokom, tai yra elektroniniam laiškam saugot. Na ir dar taip labai trumpai pabandysiu paliesti tų pačių, kuriuos jau ką tik sudarėm, OpenPGP sertifikatų panaudojimą, būtent programoje Kleopatra, kuri diegiama kartu su paminėtų paketų Windows aplinkoje. Na ir grafinės programos greitai nesuradau, bet taip pat pateiksiu terminalo eilutes, kodą, kaip tą greitai padaryti tiek Linux, tiek macOS operacinėse sistemose. Tai iš tikrųjų, tos pavyzdžius parodysiu. Ir dar irgi iš tų savokų, kai mes kalbam apie elektroninį parašą, dar EIDAS reglamento ribose, taip pat atsiranda tokia savoka elektroninis spaudas. Tai kas pirmiausia tai yra? Pats EIDAS reglamentas, jeigu mes jį pasižiūrėtume, jį apibrėžia, čia įdėjau jo apibrėžimą, bet labai praktiškai kalbant, fizinis asmuo pasirašo dokumentus elektroniniu parašu, kuris atitinka rašytinį parašą, inicialai ar kas tai bebūtų. Tuo tarpu juridinis asmuo tokio kaip elektroninio parašo neturi, juridinis asmuo tai būtų įmonė, organizacija, tačiau jie turi elektroninį spaudą, kuris atitinka tą rašalinį antspaudą. Dabar iš tikrųjų net ne visos įmonės turi tokius, jis nėra privalomas. Taigi elektroninis spaudas būtent yra skirtas juridiniams asmenims. Lietuvoje elektroninis spaudas kol kas, man bent jau neteko susipažinti su plačiais jo taikymais, nepaisant to, kad registrų centras palyginus neseniai, nuo 21 metų vasario mėnesio tokius spaudus išduoda. Čia dar ir specialiai įdėjau, kokia kaina jo yra, tai yra beveik 160 eurų už 2 metus. Kaina smarkiai didesnė negu mobilaus parašo fiziniams asmenims kaina, kas, tarkim, mobiliojo ryšio operatoriams kainuoja maždaug eurą per mėnesį, tai tam būtų 12 eurų per metus. Šiuo metu dažniausiai, jeigu juridiniam asmeniui reikia, juridinis asmuo turi pateikti kažkokį elektroniniu būdu pasirašytą dokumentą, dažniausiai yra naudojamas įmonės įgalioto asmens elektroninis parašas. Tai yra, jeigu aš esu įmonės direktorius, tai pasirašydamas įmonės dokumentą, šiuo atveju aš tada elektroniniu būdu, aš galiu dėti ne įmonės elektroninį spaudą, kurio, tarkim, neturiu, bet įmonės įgaliotas asmens, tarkim, šiuo atveju direktoriaus, elektroninį parašą. Fizinio asmens elektroninį parašą. Iš tikrųjų, taip net tarkim, įkuriant, bendraujant su registrų centru, juridinio asmens klausimais, būtent ir paprastai dalyvauja įgalioto atstovo elektroninis parašas. Bet tiesiog dėl terminologijos juridiniams asmenims yra sugalvotas, gal tiesiog kad savokos skirtųsi, tas elektroninis spaudas. Iš esmės, tai vis tiek yra raktų pora, skiriasi tik tai procesai, kam jinai išduodama, ir kaip. Tai, sakykime, išduodam, neabejoju, kad registrų centras išduodamas elektroninį spaudą juridiniam asmeniui, dar atliks papildomus patikrinimus, patikrins įmonės pavadinimą, įmonės kodą ir panašiai. Taip, dar irgi, ką turbūt verta paminėti, tai šiokių tokių pokyčių yra buvę ir pačiame elektroninio parašo sudarime. Anksčiau elektroninis parašas būdavo siejamas su asmens kodu, tai yra pačiuose sertifikatuose išduodamuose. Asmens kodas būdavo paminėtas, nes natūralu, mums reikia unikaliai identifikuoti žmogų. Ta funkcija atlieka asmens kodas Lietuvos Respublikoje. Tačiau atėjus bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, asmens kodas kaip jautrus asmens duomenys, kurie iš esmės yra nekeičiami, tai yra jūsų asmens kodas įprastu atveju nekinta visą gyvenimą.
Galima pagalvoti, kad kai kurių būna išimčių, pavyzdžiui, Latvijoje kažkuriais metais Latvija nusprendė, kad jie asmens kodą sudarys šiek tiek kitaip. Už tai Latvijoje net yra trumpesnis asmens kodas, ilgesnis asmens kodas. Kaip jie ten, aš dabar nesu tikras, ar senuosius asmens kodus jie ir pilnai ir pakeitė, ar paliko dar ir tuos senuosius galio, bet iš esmės asmens kodas bendru atveju dažniausiai yra nekintantis. Tai tokie duomenys bendrojo duomenų apsaugos reglamento ribose neturėtų būti naudojami, todėl šiuo metu elektroninis parašas siejamas su galiojančiu asmens tapatybės dokumentu. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu užsisakysite mobilųjį parašą arba tą elektroninį parašą pas mobilaus ryšio operatorių, jūsų tas sertifikatai galios neilgiau negu jūsų išduotas asmens dokumentas, kadangi jie susijami su dokumentu. Tai yra pasu arba asmens tapatybės kortele. Natūralu, jie turi unikalų numerį, bet tas numeris netenka galios, kai jūsų dokumentas baigia galioti ir jūs gaunate naują. Tai čia irgi iš tokių įdomesnių dalykų, kalbant apie elektroninį parašą ir apie elektroninį spaudą. Techniškai tai absoliučiai panašus dalykai, bet skiriasi organizacinės priemonės, kam ir kaip jis išduodamas. Ta turbūt irgi aktualu būtų, jeigu atkreiptumėte dėmesį, kai apie šias temas pasakosite savo mokiniams. Na ir dar labai trumpai, irgi toks trumpas įvadas į programėlę Kleopatra, kuri prieinama Windows naudotojams. Tai į programą reikės importuoti jūsų raktus. Atsimenat, išmokom, kaip eksportuoti tiek savo viešai, tiek privatų į raktą. Juos importavę į programą Kleopatra, galėsite tiesiog šifruoti pasirinktus failus. Na ir užšifruotą failą jau padėti ir į kažkokią talpyklą ar kur. Ir čia svarbu paminėti tai, kad jau numatytieji nustatymai, kai jūs užšifruojate failą, jums siūlo jį šifruoti tiek ne tik gavėjui, bet ir savo pačiam. Tai yra, kad jūs, kaip atsimenat, kai mes norim užšifruoti, tai yra įslaptinti turinį, mes naudojam gavėjo viešąjį raktą, nes iššifruoti turinį galės gavėjas tik su savo privačiuoju raktu. Tai dabar žiūrėkite, jeigu mes failą užšifravom su gavėjo viešuoju raktu, vadinasi prie to failo, jeigu mes, tarkim, neišsaugosim originalios failo kopijos, iš kurią šifravome, o paliksim tik šifruotą, tai mes prarasim prieigą prie to failo, nes jį galės iššifruoti tik tai gavėjas su savo privačiu raktu. Vadinasi, kai šifruojam, mums verta nurodyti ir save tarp tų gavėjų, vadinkim taip, kurie galėtų tą failą iššifruoti. Taip mes neprarasim prieigos prie to failo, jeigu mes, tarkim, neišsaugosim pirminės failo versijos, kurią pageidaujam šifruoti. Tai šitą turbūt irgi reiktų atkreipti dėmesį, nors programėlė Kleopatra jau iš karto siūlo tą padaryti, tiek šifruoti tiek savo pačiam, tiek ir gavėjai. Na, čia terminalo komandos tą patį padaryti Linux ir macOS operacinėse sistemose. Tikiu, kad tikrai yra ir grafinių apvalkalų, nebūtina tų komandų rašyti, bet čia tiesiog greitai, kadangi tas komandas žinojau, tai jas pateikiau kaip pavyzdžius grinai dėl universalumo su kitomis operacinėmis sistemomis. Apie ką labai raginčiau domėtis jūs toliau, nes tęsiant šitą temą, toliau mokantis, tai savarankiškai pasidairyti, kaip veikia S-MIME sertifikatai, tie kvalifikuoti sertifikatai elektroniniam paštui. Prisimenat, tai dar vienas būdas, kurį irgi palaiko Thunderbird programa. Tačiau šiuos sertifikatus, jos kvalifikuotus jau teks pirkti. Nesu įsitikinęs, galbūt akademiniams poreikiams yra galimybė kvalifikuotus sertifikatus gauti nemokamai. Jūs kaip mokytojai galbūt per Litnetą galite tokius gauti. Čia turbūt reiktų pasidomėti, bet paprastai, įprastiems, taip sakant, paprastai žmonėms, o viešai prieinamis sertifikatai būna mokami. Toliau,
raginčiau pasidomėti apie fizinės kriptografinių raktų talpyklas ir čia ypač lengvai naudojamas yra toks Yubico, švedų kompanijos YubiKey raktai, atrodo kaip USB atmintinės, jau yra ir su papildomu pirštų antspaudo skaitytuvus, kurie veikia per artimo nuotolio radio bangas, ta NFC taip vadinama. Taip pat kaip saugios kriptografinių raktų talpyklės yra ir tos išmaniosios kortelės, kurias įdedam į skaitytuvus, jie paprastai kai kuriuose nešiojimuose kompiuteriuose būna integruoti tie išmanių kortelių skaitytuvai, kai kur reikia įsigyti ir jungti per USB. Na ir panašų specializuoti įrenginiai. Tai tikrai raginu būti smalsiems, pasidomėti apie tokias talpyklas, nes juose paprastai būna labai įdomių techninių sprendimų, būtent tam papildomam saugumui užtikrinti. Taip pat visai verta pasidomėti, greičiausiai tai ko gero neįeina į vidurinės mokyklos programą, bet pasidomėti ir šifravimu visos failų sistemos, kaip tą daro skirtingos operacinės sistemos, tiek aparatiniais, tiek programiniais būdais. Na ir tikrai linkėčiau, aš čia tik užsiminiau apie pavadinimą, bet tikrai neišsiplėčiau daugiau apie tuos eliptinių kreivių algoritmus, kurie greičiausiai yra ateitis keisinti RSA tipo raktus. Tai tokie palinkėjimai iš tokios tematikos, kad raginčiau pasidomėti. Na ir ačiū uždėmesį, šiek tiek užtrukau ilgiau nei planavau, bet čia mano kontaktinė informacija, tai kaip sakiau, šitas skaidrės gausit po mokymą per asociaciją, tai turbūt buvo tiek, ką norėjau šiandien jums papasakot, ir jeigu dar turit laiko ir kokių klausimų, galim dar padiskutuoti. Aha, čia dar kaip tik matau laišką čiate, kiek saugiai ir kaip užšifruojami Gmail paslaugos laiškai. Tai čia, kiek atsimenu, Gmail pašto paslauga leisdavo prieiti per IMAP protokolą ir siūsti laiškus per SMTP protokolą, tai vadinasi, jeigu jūs galite prie pašto paslaugos jungtis per Thunderbird programą šiuo atveju, vadinasi, galite ir apsaugoti savo laiškus, būtent su OpenPGP priemonėm, tačiau nesu tikras, nebent Google paslauga neleidžia, sąmojingai tokių laiškų siūsti, nes kaip žinot, Google paslauga pašto yra nemokama dėl to, kad Google skenuoja visą jūsų laiškų turinį ir pagal tai pateikia reklamą. Arba tikėtina dar ir tą kažkokią tai informacijos dalį, gal net ir kitiems paslaugų tiekėjams parduoda. Tai natūralu, jeigu jūs sušifruoja turinį, jūs atkertat prieigą pačiai Google kompanijai pasiekti jūsų turinį. Tai nežinau, ar tai neprieštarauja Google paslaugos tiekimo sąlygoms, bet jeigu tai galima padaryti, štai, čia gavau irgi žinutę, kad Gmail leidžia tą padaryti. Štai, tai vadinasi, tokia galimybė gali būti. Kitas variantas, kai kurie pašto paslaugų tiekėjai gali būti, kad ir internetiniai, webmailo taip vadinamo aplikacijose, tiesiog naršykliai leidžia susigeneruoti raktus ir juos saugoti ir taip apsaugoti laiškus. Tai čia turėkit galvoj, kad jeigu jūs ne patys valdot savo raktus, tai visas saugumas atsiremia į tai, kiek jūs pasitikite tuo, kas jūsų raktus valdo. Tai yra, jeigu paslaugos tiekėjas savo internetiniai aplikacijoje leidžia valdyti raktus, tai tie raktai dažnu atveju bus prieinami tam paslaugos tiekėjui. Vadinasi, nuo pačio tiekėjo jūs jau nepasislėpsit. Yra tam tikrų variantų, kaip tokia yra kartais ir neigiamuose kontekstuose linksniuojama ProtonMail pašto paslauga, kuri iš tikrųjų labai turi įdomią šifravimo schemą, jinai panaudoja JavaScriptą, tai yra dar jūsų kompiuteryje užšifruoja laiško turinį, turi būdą kaip raktus saugoti, prie jų valdyti prieigą. Tai iš tikrųjų labai įdomus techninis sprendimas. Tai kam įdomu, tikrai raginu pasidomėti ProtonMail pašto paslaugą, gal net ir patiems išbandyti, berods ten yra ir nemokama paskyrą galima susikurti.
Taip, tai tokie turbūt būtų pasvarstymai, bet taip trumpai tariant, jeigu pašto paslauga neturi kažkokių sąmojingai įdėktų apribojimų, jei tik galit naudotis POP, IMAP ir SMTP protokolais, tai yra naudoti pasirinktą programinę įrangą standartinę paštui pasiekti, tai greičiausiai ir šifruoti laiškus paminėtom priemonėm pavyks. Tai dėkoju visiems uždėmesį tuomet ir linkiu gero vakaro.